Sveiki, šioje dalyje bus montavimas. Montavimas, gręžimas galinės panelės. Štai, kaip ir sakiau, turiu prisiklijavęs savo popierių, savo trafaretą ar brėžinį prie galinės sienelės. Ir ką aš darau, tai paprasčiausiai pasiemu smailą dildę, paprastą smailą dildę ir tiesiog padarau įdubimus centre savo taškiukų. Va taip paimam. Čia plasmasė, tai bus labai lengva. Tiesiog paimu ir pasukioju truputį. Svarbiausia, kad nors truputį žymės palikti, persistengti nereikia, kad nepasijudintų popierius ir panašiai. Ir va tokiu būdu padarau visas skylutes. Taip pat ir ventiliatoriaus, pavyzdžiui, paimu ir pasukioju. Dar vienas dalykas su didelėm skylėm, tai aš darau grinai ant kraštinės, padarau tokių kaip sakant, dobučių aplinkui, kaip ir minėjau. Tai visur daug, kuo daugiau, to geriau. Kad žinot, kur pats skylės kraštas bus, nes tokią didelę skylę darant, kiek turėjau patirties, tai visada nukrypstų, neturint ten profesionalios įrangos, gręžimo staklių ir panašiai. Tai čia geriausias sprendimas, tiesiog darom skylę ir žiūrim, kad neišeiti iš šitų mūsų skylučių visų tiesiog. Nes tai tiesiog palengvina viską, nes neįsivaizduoju, kaip čia reiktų didelės sėkmės, kad tokią skylę gręžiant nenukrypti. Tai pačiom gręžimo procese dar parodysiu keletą svarbių momentų, nes tikrai to reikės, ypač jeigu nesat susidūrę su to, tai aš kol tai išsiaiškinau, man irgi buvo daug vargo, tai noriu su to pasidalinti, su tais visais triukais, kuriuos išmokau per ilgą laiką. Taip, šitom skylėm irgi reiks aplinkui, be abejonės. Šitom tai, galima dėl viso kito, kokius 4 sudėti. Taip, dabar sustabdau aš ir truputį padarysiu kažko, tai ir tada bus viskas. Ir tai įvyks akimirksniu. Tai subadžiau viską. Dabar bus galima nuimti popierių. Tik vienas dalykas. Labai atsargiai žiūrėti reikia, ar nepamiršot kokios nelaimingos skylutės, nes ta viena skylutė, kurios neišdūrėt, įdomi skamba, šitą gali suknist viską, kadangi taip, pavyzdžiui, bam ir trūksta kažkurios, tada galima bandyti vėl uždėti popierių tą patį ar naują, bet gali jau nesutapti taip gerai. Tai dėl to labai svarbu atidžiai apžiūrėti, ar visos yra popierius nuimtas ir visos skylutės yra. Aišku, jums turbūt beveik nieko nesimato, bet pasitikėkit manim, yra. Dar dėl kažkokių priežasčių pamiršau ventiliatoriaus centrą brėžinį pasidaryti. Laimė, kad jis toks paprastas, turi 4 tvirtinimo skylės, tai tiesiog X nusibrėžiau ir radau centrą. Tai šitom mažom skylutėm tokius kaip kryžiukus dadėjau, kad jaustųsi, į kurią pusę eina tas grąžtas, nes čia truputį didesnės skylės negu kad būtų minimaliai. O čia pradėsiu nuo mažiausių skylučių, dėl to čia nedėjau kryžiukų. Gręžimą pradedu nuo mažo grąžtelio, kad kuo geriau užtaikyti centrą, o tada tiesiog didinu skylę iki reikiamos. Dažniausiai per kelis žingsnius, pavyzdžiui šitas, tada kokiu 3 mm, o tada jau žingsninis grąžtas, kuris prasideda nuo 4. Štai išsigręžiau skylutes to plonyčių grąžtelio, o paskui 3 mm grąžtelio. Toliau matome, kad yra tokie plasmasės gabalai atsikeišę. Tai paimam storesnį grąžtą ir panaikinam juos. Tai
visus panaikinam, kad būtų švelniau pradėti tolesnius etapus, bet to ne visur tų tolesnių reikės. Pavyzdžiui, šitas skylutės greičiausiai bus pakankamai didelis. Čia bus ta jungtis ir iš esmės jo ir yra panašios skylutės. Gal iki 3,2 gali tekt pradidinti, nelabai lys, bet šiaip tai reikia atsargiai, kad neprivaryt per didelių skylių, nes tada tai jau tikrai užsiknisimas bus. Ventiliatoriui be abejo reiks didesnių, ko gero 4 mm, bet kol kas dar neskubėt galima. Visas tai padarom. Dalinai išgręžtos skylės, šitos jau tinkamo dydžio, šitas dar koreguoti reikia. Ir aišku, ventiliatoriaus skylė. Toliau nedrįsau gręžtų žingsninių gręžtų, nors ir taip jo vis tiek neužtektų. Labai užlinksta čia viskas, kai spaudi, tai nerizikuosiu. Tai ką dabar daryti? Na, turiu kelias idėjas, dar nežinau, kurią panaudosiu. Tai rinkau tikriausiai patį sunkiausią būdą, bet dėja jokio kito nesugalvojau. Tai yra išgręžioti daug skylučių aplinkui, o tada tiesiog jas sujungti ir išimti šitą dalyką. Kaip jas sujungsiu, tai nežinau, bet įtariu, kad makaluosiu grąžtų tiesiog aplinkui, o paskui tai reiks sušveisti, išlyginti. Žmonės metale taip padaro, tai galima nesiskus, čiagi tik plona minkšta plasmasė. Panašu, kad pavyko. Dabar tai reiks šitą skylę padaryti glotnę, apšveisti. Tada bus puiku. Ventiliatorius kaip ir tinka. Taigi galima pradėti šveitimą ir drožimą su dildėm ir švitriniu popierium. Pat paruošta skylė ventiliatoriui. Jo, va čia va biškai nuslydo grąžtas ir buvo toks išlinkimas, tai aš tą patį atkartojau ir čia. Dabar skylė simetriška ir atrodo, kad čia specialiai padarytas toks išlinkimas, nes jisai atrodo pakankamai vienodas ir apačioje ir viršui. Net todėl neturėtų užkliūti niekam. Taip, ventiliatorius eina po apačią ir tada ant viršaus eina grotelės. Ir manau, visai gerai atrodo. Aišku, ta skylė labai kažkaip durnai atrodo filmuojant, nes viduj neproporcingai tamsu, realybė visai kitaip, keista kažkaip. Vienu žodžiu, atrodo normaliai. Vėliau padarysiu nuotraukų, kai bus pabaigta, matysim, kaip viskas tvarkoja. Tai montavau pabandymą ventiliatorių, jisai sukasi, pučia orą. Viskas normaliai. Ypatingai mažai garsą skleidžia. Netgi prie pilnos įrangos. Tai užbaigtas galas. Šitų jungčių įdėjimo kaip ir neparodžiau, bet čia labai paprasta, mažų skylučių tiesiog reikėjo. Kaip matot, čia yra vienas prikolas su šitom jungtim. Net, kaip čia pasakius, gerai tiesiai šviesiai netyčia plasmasėje išgręžiau vieną per didelę skylę. Visada gerai išmatuokit, kokių skylių reikia detalėm, nes blemba. Ir tada teko išgręžti visas didelės ir iš vidaus įdėjau šitą stiklo tekstolito gabalą, prie kurio prisukau. Nes ką jau paskui pakeisi. Na, bet nieko tokio. Jūs gal taip nesuklysit, o man tinka ir taip. Taip, toliau suvedžiau išėjimo laidus. O čia matom visi 4 išėjimai, jau sueina jungtis. Raudonas su mėlynu maitinimas ateina iš maitblokio, čia kaip matome labai sugrūsta, kad atsilaisvintų vietos priekyje.
kompo maitblokiui dar trūksta apkrovos rezistoriaus ant 5 voltų. Palaberots, tiksliau, čia guli jis 10 vatų 10 ohmų, bet reiks imti tą 25 vatų ar panašiai, kur galima prisukti prie radiatoriaus, būna tokie, nes buvau statmeną įlitavęs čia, bet rėmėsi į ventiliatorių ir netilpo tiesiog įdėti, paprasčiausiai. Tai va taip. Toliau, ką padariau, pritvirtinau šitą daikčiuką per paprasčiausią kampainuką, varžteliais. Čia va, prisukau tokią kontaktų juostelę, į kurią ateina 12 voltų, nes ten prieimo visai nėra. Iš jos bus išskirstyta viskas. Čia kol kas ventiliatorius pajungtas tiesiogiai, nes dar nėra schemos greičio valdymui. Toliau stiprintuvas irgi prisuktas, o čia yra termorezistorius NTC tipo. Čia irgi toks pats, bet kitokiu tvirtinimu. Čia irgi vieną uždėsiu ir jie visi bus stebimi schemutės ir pagal juos ventiliatorius bus valdomas, kada pagreitinti. Čia įdėjau LED juostą, kad V-metrus apšviestų ir šiaip dėl grožio. O toliau, kas toliau? Toliau nelabai kas, tai dėjau jungtis šitas įėjimo, sutvarkiau šitą 20 jungti ir kol kas viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruokit, jei patiko. Taip pat schema bus aprašyme. Schema, plokštė ir taip toliau. Ačiū, iki.